Susipažinkim, Daniel Defense. Šiandien esam praktinio šaudymo centro šaudyklai. Išbandysim ir pristatysim ne tai kad naują, bet vis labiau populiarėjantį Daniel Defense ginklą R15, kurio labai naudojasi šauliai ir tikiuosi išpopuliarės tarp sportininkų, kuris galėsim dalyvauti Lietuvos ir ne tik Lietuvos čempionato varžybose. Pats pradėjau su juo sportuoti tik šiais metais. Tikiuosi pasieksiu savo tinkamų rezultatų ir bus patenkinti visa komanda. Šiandien mes išbandysim, pašaudysim, susipažinsim dar artimiau, kas ir kaip yra sukomplektuota ginklė. Daniel Defense yra didžiausia privataus kapitalo įmonė Amerikoje gaminanti šaunamus ginklus, pagrinde karabinus, didžiausia privati įmonė. Turim taikinius, į kuriuos šiandien šaudysim. Bandysim šauti nuo 10 iki 100 metrų. Pasižiūrėsim, kaip seksis. Atėjom iki pirmo atstumą, pabandysim šauti iš 10 metrų. Naudosim Vector kalimotorinę įrangą. Ginklas su 16 vamzdžių stoliu sveria 2,9 kg. Lengva su juo manipuliuoti. Naudojant ginklą uždarose patalpose, sportinėse pratimuose yra gan lengva ir patogu judėti, pernešant ginklą iš vienos pozicijos į kitą. Pasižiūrėsim, kaip sekasi šaudyti. Galbūt pamatysit, kokia atatranka yra ginkle, ant kiek jisai juda rankose. Turim ne tik lakstyti po pratimus, bet yra statinės pozicijos šaudimui, kurios gali būti nuo kelio, atsigulus, atsistojus. Mes dabar bandysim šaudyti atsigulus, naudosim optiką. Ant šito ginklo dabar yra sumontuota iki 6 kartų artinanti optika, bet šaunant 50 metrų naudosim tik 3 kartų artinimą. Daniel Defense vamzdis yra šalto kalimo. Dėl jo yra labai patogu praktinio šaudymo varžybose, kur šaudai greitai ir į tolimus atstumus. Tas neįtakoja taiklumui. Yra labai patogu šaudyme ir turim gerus pataikymus. Su tokiu ginklu šaudant 50 metrų, mūsų kulkų išmėtymas gali būti apie 2-3 cm. Taip kad tą pabandysim pasiekti, pasižiūrėsim, kaip mums sekasi. Susirandam taikinį, žinom jo kryptį, darom pritraukimą, kad aiškiai matytume savo taikinį. Pabandėm iššauti 3 šūvius, pasižiūrėsim, kaip mums sekės, koks išmėtymas. Mes šaudėme gan greitai. Manau, ką reikėjo tikėtis. Išmėtymas yra panašiai apie 2-3 cm. Šaudint varžybose, tai yra pakankamai gerai. Rezultatais patenkintas. Pabandysim šaudyti dabar atsistoję. Šausim vėl tas pačius 50 metrų taikinius. Po to sekantį šūvį bandysim jau šauti 100 metrų. Ginklas labai patogus paimti. Yra labai ergonomiška rankena, kuri nespaudžia rankos. Taip pat priekinė rankenėlė, kurią galima pagal savo paėmimą nusistatyti, kiek jums reikia, kad turėtumėt vietą. Vėl atliekam saugumo reikalavimus. Užsitaisinėjom, ginklas ant saugiklio. Šaudimui pasiruošęs. Dėmesio. Pradedam. Pabaigę šaudyti, pirmiausiai atjungiam dėtuvę. Jeigu yra likęs šovinys, išsijamam ir įstatom vėliavėlę. Ginklas į viršų, šaudimą baigiau. Praktinį šaudimą sportuoju 10 metų. Pradėjau šaudyti nuo pistoleto, perinant didesnio ginklo, nes įdomumas vis auga didesnis. Apsižiūrėsim mūsų taikinius. Šuom 100 metrų atsistoja. Mūsų pataikymai truputį nupusti, bet kaip stovint visai nieko. Daniel Defense ginklus galima įsigyti Volit parduotuvėje. Pasirinkime yra
nuo 10 colių vamzdžio, nuo 10,3 iki sportui paruošto 18 colių vamzdžio. Nes Daniel Defense turi pasirinkimą visiems šauliam, nuo mažo iki didelio. Balandžio 27 dieną praktinio šaudymo centro šaudykloje vyks rifle varžybos. Norinčių atvykti ir pasižiūrėti, kaip vyksta varžybos, ir sveiki atvykę. Volit, viskas vienoje vietoje.